Praėjusioje dalyje mes palikome pūguotą Lietuvą, padirbome sidabro šachtose Slovakijoje, pasikultūrinome Budapešte, kitą dieną Budapešte mus gerai sulijo, bet mes pasišildėme geoterminėse maudyklose, kad mus vėl sulytų Bratislavoje. Tad važiuokime toliau į pietus, tikėdamiesi šiek tiek daugiau saulės. Iki šiol mes daugiausia laiko praleidome miestuose, lankydami Vengrijos ir Slovakijos sostinius. Tad toliau pajudėjome į pietus, pasižiūrėti, kas gero vengriškoje provincijoje. Kelias mus vedė per Vengrijos lygumas, jų miestelius, kartais užmatydavom kokią pilaitę kaip ši. Mūsų sekantis tikslas buvo aplankyti Tapolcos urvus, išsirangiusius po miesteliu. Urvų Europoje netrūksta, bet šie įdomus savo siūloma pramoga – pasiplaukiojimų valtelėmis. Tad mes ir plaukiojamės, vingiuodami po žeminiais labirintais ir žinoma nepamirždami gausiai pasifotografuoti. Ką čia kažkur einam? Čia foto можно? Nežinau, sakė, nemožna. Čia nėra tas matys. Šiaip lipama į Rūsį kažkur tai. Jau, Eimantas išsitiesė. Atsargiai slidu, reikia sakyti. Ne taip kojo padėjau. Ne, reikia. Ai, tai nieko. Susilies galvoj. Labai gaunatės apie juodį. Not to be racist, ne? O, pačiau urvas. Aha. Taip, žinot reikia. Gidas išvežė kažką. Mes nespėjom. Damn. Oh shit. Visa sistema čia. Iš karto į kairį įdė. Nu, ateinu. Geras. Armandas nenuskendo. Pirmą su rankom daužysis, kad nesidaužysis. That's right. Have a nice trip. And the whole center, yes. One way system. O kaip čia prasibraus po tas valtis? Rankom. Nu ką, tai jis ten į Narniją plaukė, ar kur ten į tą... Ar Džumandži, kaip ten buvo? Tai aš čia sugalvojau. Mes palaukiam jūs. Plaukiat negalima. Ne, plaukiam. Čia gylio tai nedaug. Į balatoną. Nu, Čia pradėsi? Nereikia šitą pakeliuką. nu va, plaukiam. Palauk, biškai nemosi kokius taip, nu. Tai nevaksu. Nu, bet dabar gerai biškai. Ei, mes jūs tu įdėsim, žinokit. Ei, Ei.
O pažiūrėkit virš valandų, tai čia kaip tų pelių, šikšnosparnių. O čia nėra riboto laiko, kur mes čia galim čilinti, ne? Nėra, čilink kiek nori čia. Bet čia kaip tu Vankoka, ne? Toksai, nu. Tai tuo iškvėpuosim visą orą. Koks yra, kodėl... Tai čia jisai prasisunkė pro tas uolienas ir gaunas toks gruntinis vanduo tiesiog. Jis čia niekur neteka, man atrodo. Pagal tą schemutę bent jau kaip buvo. Cool. Žiūrėk, kokia siena. O, aš jau žiūrėk, čia kaip po kokia egiptiečių piramidė plaukiam. Nu? Plaukiam kažkur tai urvuose, o galva, bus tų galvų. O, išstrigom kažkur, labą dieną. Žiūrėkit, aš nusistačiau naktinį režimą, bus Ir klojamės. Plaukiam, Man net neveikia. uoloj, kažkur tai vanduo peršviečiamas, valtis. O, gražu. Tarp uolienų ir urvų. Add meg nekem a hosszú évekért, minden jóért és rosszért, amit kérek én. Add meg nekem, engedd, hogy így legyen, mert a játék véget ért nekem. Lennék harang, mi érted szól, vigasz lehetnék, ha búcsúzol. Lennék szél, mely elkísér, minden dal, ami benned él. Uoloje. Nu, gražu. Kas ten? Šviesas? Jo, čia taip gerai apšviestas, sakau, kad pažiūrėk kaip gilu. Aš irgi sakiau, kad ten šviesas jau kiša. Bum. Bet kaip gilu. Tai iš tam tai patinka, daug žymių. O čia net tai žmonės. Tai krapšt. Povalio, sakė povalio. Nu, kaip čia dabar plaukė Armandas Davilė pirmi dabar gavosi gale. Kas labiausiai fotkinasi, tas plaukia gale. Galva čia jau pradėk žiūrėti. Ai, dar aš čia tą mažesnį urvelį, kur netilpam. Filmuosiu. Ir tada, sakai, galvą saugot? Nu, jo, čia jau labai braukinė telefonas, ką? Ai. Nefokusuoja tų uolų, o? O, atsargiai samanos. Oi, samanas tikrai. Oi. O, nu čia dabar nesiskaito. Tai čia aš nežiūriu Nu. tiesiog. Ką jūs darot? O kur? O. Kamštis čia kažkoks tai. Pafilmuot biškį pasaulyje, persusidačiau. Kažkoks tai kamštis čia Tai biškį. labai sudėtinga. Tai čia jau visi braukė, pažiūrėk, kokios sienas. Čia tokiu būdu platina urvą. O, Ai, ne, čia nieko nesimatys. Ir tamsiau. Tamsiau? Taip labai neuoliškai. Uizu galva čia. Čia žinokit, dar bus žemiau. aha. Tai aš tam mačiau, kad ant galo ten visai. Ant galo visai jau žemai jau būtai. Visai siaurai bus. Nu ką, dabar sausioji urvų dalis. Oi, lemba, nežinau, nesimušė? Nesikeikit čia. Tuoj 16 padarysiu. O, iš karto.
Po urvų toliau skubėjome netoliese esančią dar vieną ypatingą vietą. Vieną didžiausių geoterminių ežerų pasaulyje. Čia dar nuo XIX amžiaus veikia gydyklos, aplink ežerą gausus sanatorijų. Šis 38 metrų gylio ežeriukas yra senoviniam ugnikalnio krateryje ir vis dar vandenį gauna iš karštų versmių. Mums teko skubėti, nes maudyklų darbo laikas jau ėjo į pabaigą. Bet mus dar užklupo ir kitokie netikėtumai. Kas čia vyksta? Kraustomės iš vienos lentelės į kitą. Mes visi susimokėjom 7 eurus. Na jau gal einam laukan to ežero žiūrėti. Nu va, žingsniuojam dabar. Čia yra ežeras, kuri maitina požeminiai vandenys karšti. Si? Zėja, tai čia vokiškai. Nu, under the sea. Aha. Ateigi čia, tu. Ateigi, nes nepaplauksi. Taigi viduj šilčiau nebus tas pats ežeras? Nu, aš nesuprantu, kas jums. Čia galima iš vidaus išplaukti? Taigi įsivaizduokit, maudotės žiemą ežere, Suprantu aš. Kito nesuprantu. Aš matau geriau per telefoną viską. Tai čia nėra šiltesnė ežera. Ne. Kaip varlytės kūdroj. Gerai, pasidėsiu fotiką. Nu va čia šiltesnė vandens buvo. Plaukia žąselės per ežerėlį. Ten prašė jau ateit nebebūt lauke jau. Sakė, jau saulė nusileis, nieks namo neįleis. Kažkaip vėsu čia lauke. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyári éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet most a kedvesed, veszélyes út, amin jársz. Šis ežeras buvo mūsų vakariausias kelionės taškas. Tad po maudynių toliau jau sukome į pietryčius. Apsiprekinę dar pavažiavome porą valandų iki pietinėje Vengrijoje esančio Pécsio miesto, kuriame nakvojome. Bent jau kelias nebuvo nuobodus. Va šitą va. Turim nuosavą kiemą. Ir eis pro duris mūsų chata. Kaskart vis geresnė. Vieni miega, kiti žiūri, kiti instagramina, kažkas maisto laukia, kas geria ir višta kepa.
Ir. Na kaip, dar neatsibodo kiekvieną naktį vis kitą vietą miegot? Kaip tik gerai. Gerai? O kas gero? Keičiasi aplinka ir matom visko naujo. Va, pasiklausyti televizorių vengriškai. Papiri. Ir išbandom vis naujas plyteles ir kaip atsirakinti. Kas padėjo? Ir kol... Tai jau. Nu, čia tas palyginimas. Na čia bent jau nebuvo viskas, kaip tenais šiukšlės ir lovos neklotos. Jo, aš užstačiau tos nešvarius indus plaukus. O buvo kapsulė? Járok egyszer te is, hazatalálsz egyszer én. Penktąją kelionės dieną pradėjome nuo pasivaikščiojimo po Pečo miestą. Šis miestas senas, mena net romėnų laikus. Ir dar iki pasirodant klajokliams vengrams, Pečas buvo svarbus krikščionybės centras. Peč – pavadinimas likęs nuo slaviško 5, reiškiančio 5 bazilikas. Vėliau jau vengrų laikais miestas išliko kultūros centru, pastatyta didelė romaninė katedra, įkurtas seniausias Vengrijoje universitetas. Vėliau miestas kelis amžius buvo turkų okupacijoje, iš tų dienų išlikę pastatų kaip ši buvusi mečetė. A testem, ennél több van bennem. Hol vagy te régi lány, a szemeidre emlékszem talán. Az illatod bennem él, úgy ellátlak még én. Hol vagy te régi lány, a szemeidre emlékszem talán. Az illatod bennem él, úgy ellátlak még én. Sok csillag vagy fenn a földén, itt lenn várom, hogy te beragyogj este, éjjel, ha altatsz, nappal, ha elhagysz, vissza lehet nem térsz, de mégis itt vagy mindig. Hol vagy te régi lány, a szemeidre emlékszem talán. Az illatod bennem él, úgy ellátlak még én. Hol vagy te régi lány, a szemeidre emlékszem talán. Az illatod bennem él, úgy ellátlak még én. 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 Visokas yra aistra spinoms. Kad ir negeriausia gatvė, bet tiek. Čia bažnyčia padaryta iš mečetės, labai keistai atrodo. Čia šiaip pagrindinė aikštė Peče. Kas žiauru? Pagrindinė aikštė, sakau, ir mečetės stovi. Nu tai specialiai. Turkų palikimas. Taigi reikia. Nu, ne taip, kam griaut pastą gerą, jeigu padarė bažnyčią ir viskas. Kai nenori sustoti, reikia filmuoti. Čia neverta mano su mano telefonu daryti.
Tokie rytnamiai stovi kažkokie, tai ir paštas labai gražus tenai. Va. Vetkőzés random, ruhák a parton, kezed a számon, hajadban mámor, test a testben, hullámzik csendben, ismerős illat, holnapig itt vagy. Ez az érzés, mint a légzés, az ég ölében holdvilág. Mi meg csendben, itt a mennyben, fürdős angyal trombitál. Nekem minden porcikán, veled egy ritmusra jár, veled átutaznék minden áldott földi éjszakát. Nekem minden porcikán, veled egy ritmusra jár, veled egy ritmusra jár. Beszívlak mélyen, kifújlak lassan, édes mérget, véremben ébred, vonagló szívem, torkomban érzem, tóvizén virág, miénk a világ. Ez az érzés, mint a légzés, az ég ölében holdvilág. Mi meg csendben, itt a mennyben, fürdős angyal trombitál. Nekem minden porcikán, veled egy ritmusra jár, veled átutaznék minden áldott földi ég. Pasidairę po Pečą, toliau važiavome į rytus, link Rumunijos. Čia pradėjome savo kelionės atkarpą, kurią galima pavadinti apvažiuojame Serbiją. A mindenség tavaszán, ez az érzés, mint a lég. Kas čia vyksta? Radom lemputę, kuri pasikavojus, mes ne tą tvarkėm. Tvarkė, tai vis tiek neveikia. Ne tą tvarkėm. Nelabai matos. Šiandien saulutė jau išlindo. Beveik. Žiūrėjau, tas Toyota kažkur. Duna, va. Išleidžiu stabdyti, kažkaip greitai labai čia 50 pasidarė. Aha. O. Nelabai matysi čia kažkas per tokį tiltą. Labai jau prastas. O Jėzau. O žiūrėk, ten barža stovi jau, ar čia ant smėlio pamauta, ar čia kas? Gal. Nu nelabai čia pafilmuosiu. Labai gražus va kraštovaizdis. Na, pasaka. Ką, važiuojam čia per Vengrijos lygumus. Eimantas susikaupęs jau į Rumuniją važiuos. Taip. Seni geri laikai, į prie sienos privažiuoji. Ką reiškia, kai ne Šengene esi? Na, aišku, čia ne nam, čia fūrom, bet vis tiek. Mūsų eilės nėra. Nu, tada neprivažiavom. Greit patikrina. Juda. Tai ne prie Baltarusijos. Ez az érzés, mint a légzés, az ég ölében holdvilág. Mi meg csendben,
viskas, Rumunija. Čia sienos nėra. Tenais bus. Viena ir antra eilė. Pasidžiaugę, kad nereikėjo su fūromis eilėje stovėti, gan lengvai paliekame Šengeną ir įvažiuojame į Rumuniją. Šis pats vakariausias Rumunijos kraštas, žinomas Banato vardu, nuo seno buvo labai mišriai apgyvendintas. Čia iki šiol gyvena vengrai, serbai bei rumunai. Anksčiau dar buvę ir vokiečių. Pirmą sustojimą Rumunijoje padarėme Banato regiono sostinėje, Timišoaroje, pačiame europietiškiausiame Rumunijos mieste. Matai, kad taip ar taip reiktų įleisti. Taip. O, man ačiū padėkoju. Šiaip važiuoju normaliai, va. Visi čia manęs klausinėja, kur mes čia atvažiavom. Nu, į Rumuniją atvažiavom, nu. Argi? Stovėjo? Rumunija. Kaip turistai, visi fotkėje Rumunija. Čia tik vieta, kurioje yra gražiausia. Toliau visiškas šabakštynas. Į Timišoarą. Visai nieko, parodysim gražiausias vietas. Negražiausias nerodysim. Apsitvarkę bent jau vieną aikštę. Aš tam muziejui buvau. Ir turi kažkokį tai Lidl Bolt Foods, nes matau, kad nematyta kompanija. Bakterija? Čia bakterijų skulptūra. Bakterijom skulptūra. Nuomaro. Nuomaro. Neimaras yra futbolininkas. Čia labai O, per telefoną tai gerai. Bet kitur tai baisu. O kas ten per ligoninė? Ligoninė tikriausiai. Într-o zi o să-mi duci dorul, chiar dacă inima nu-ți vrea. Și ai să alergi printre atâtea locuri unde de obicei era inima mea. Într-o zi o să-ți duc dorul, chiar dacă inima nu vrea. Și am să alerg printre atâtea locuri unde de obicei era inima ta. Chiar dacă-i bine, dorul mă ia. Chiar dacă nu ține iubirea mea. Dacă-i bine, dorul mă ia. Daug filmuosim. Šitie pašildymai padaryti kaip kavadekė. Nu tai taip, jie. O tai ką, ir jūs laukia aptarnauja sniego nes? Ok. Nu. Taip jau pasisekė žmogui. Nu ir dabar kontrastą duosim truputį. Tai čia nieko. Nelabai suremontuot. Vagi. O kur žmonės? Visi kamščiuose sėdi. Kad pirmas numeris. Kaip turbūt jau pastebėjote, Timišoaro senamiestis atrodo kaip ir likusi centrinė Europa. Tačiau po karo šias žemes atidavus Rumunijai pasirodė ir rytietiškos kultūros elementai. Nes rumunai stačiatikiai, kaip ir graikai, bulgarai, serbai ir rusai.
Ta Timišoara mums kaip kokia tarpinė grandis tarp centrinės Europos, kurią paliekame, ir Balkanų, į kuriuos tuoj įvažiuosime. Na, matau, kad čia daug žmonių ir kažkur jie visi eina. Ir kaip matot, kadangi miestas istoriškai yra vengrų katalikų, o jau pasistatė už senamiesčio, jau už te pravoslavų cerkvę. Aha, tai graži. Čia. Kažkas kava. Nu, va čia Timišoare dar ir fontanai veikia, pasirodo. Bet balandžiai nepatenkinti tokie. Nelabai judrus. Atėjom į tą pačią vietą, tik tai dabar išviesta viskas. Va. Kauno eglutė vienoje vietoje. Tamsiau be efektų, bet normaliai, visi tokie. Visi tokie. Nes be efektų. Čia tikrai kad. Šaukų, matai, rašyta bus. Visi labai nustebnė. Ne, prisimenu žodžiu. Nu, ama padarė, ta prasme, kaip gražu, įspūdinga čia. Și-am să alerg printre pietre și-ți cântă numele răsunător. Într-o zi o să duc dorul în pădurea cu tei ce au dat flori. Și-am să las în neștire în freamătul frunzelor lângă izvor. Chiar dacă-i bine, dorul mă ia. Chiar dacă nu ține iubirea mea. Pašventinti cerkvėje ir prasivaikščioję, toliau jau sutemus važiavome link Karpatų kalnų. Sakysit vėl Karpatai? O taip, juk šis kalnynas lanko formos, tad mes jį kirsime antrą kartą. Turkas irgi. O, serpentinai su visom fūrom. Važiuoja. Turkish. No. Viršaus nebesimato. Čiū, traukinukas. Nauja chata tarp kalnų.
Ateini, stovi virtuvytė, dušiukas, senas duris, įeini ir visi sėdi. Internet. Vienas mėgamasis su pečium senoviniu, antras mėgamasis su televizorium. Ir pečius. Все. Nu, kušėm. Kas gers vyną? Gersiu. Gersiu tą stipruolį. Armandas net artinį eina prie visų, nes sriubas Milda sakė. Čia tos sumuštinis prieš tas keliukas, man. Nėra sumuštinių. O, žiūrėk, akcijūnė. O, reikia visą perskaityti. Visą skaitys? Ne, patys. Čia maždaug ne. Mes pranešėm. Bet tai negi šitoks visas paragrafas parašytas būna. Nu, va, mes čia kaip dabar gražiai įsikūrė. Čia mes su Eimantu duosim. Reikia vonios instagramuoti. Palauk. Būtinai, nes labai įdomus dušas. Na, reikės kavos nesusirinkti. Nuvarytas za Rumunijai. Čia mes gyvenam ne šitos statybose, o tam name. Plakatas yra. Aš apsirinksiu, Eimat. Ką padarysi? Nu, davai, palauk, trakinsi. Taip jau vis gaunasi, kad į nakvynės vietą atvažiuojame sutemus, o tada jau iš ryto išeinam pasidairyti, kur mes čia nakvojome. Šis miestas įsikūręs Karpatų kalnuose, giliame Černos upės tarpeklyje. Jau nuo romėnų laikų garsėja kaip gydykla ar kurortas, nes čia trykšta gausybė mineralinių karštų versmių. Pagal legendą būtent čia Heraklis buvo sustojęs pailsėti ir pasigydyti po sunkių kovų. Bet iki šiol šis kurortas vadinasi Heraklio voniomis. 19 amžiuje ši vieta buvo viena svarbiausių Austrijos-Vengrijos kurortų, o ir socialistinės Rumunijos laikais čia suvažiuodavo darbininkų šeimos poilsiauti pagal kelialapius. Per 80-uosius ir 90-uosius dėja daug kas buvo apleista. Tad ir išėjome viso šito pažiūrėti, kas dar likę. Neptūno šaltinis su visą dieną, visą parą, visus metus su tekančiu karštu vandeniu. Net garuoja. Tipo sveikas, tas vanduo pilnas mineralų. Tai ko nieks neragauja? Rūksta ten pas tave. Rumunija, ta pati dar. Nėra taip gražu ir nėra taip baisu, bet čia kurortas skaitosi. Prie kalnų, karštusios versmės, baseinai. Čia Neptūno šaltinis, kur visą parą bėga vanduo šiltas. Atėjom pasimaudyti karštose versmėse. Oi, baseinuose upė. Vienas baseinas, antras baseinas. Ir ten toliau garuoja vandenėlis karštas. Kažkaip nematau besimaudančių.
Kaip vanduo? Geras. Geras? Šaltesnis nei užvakar buvo. Ne, užvakar buvo. Nematau besimaudančių. Ne, aš šaltas dabar, gal šaltesnis. Nežinau. Nežinai? Ai. A jis įlysi, šoksi, šok. Mi pat ca pruncușorul, nu-i cu gânduri rătăcit și trăiește liniștit. Spune-mi doar ce ai cu mine. Nusimaudėm, o dabar apšilimui. Apšilimui rašau. Kas čia dabar? Čia kažkokia yra, egzistencialistai buvo. Nu, krypau. Jau? Visai gerai, aš sėdžiu. Oi, tu viską stolą per anksti. Čia mes Net tik šlapė. Eimantas išlindo. Čia mes sveika urvė. Štai pašvieskime. Nu, pašviesiai. O, matos, kad urvė. Urvas. Lindom. Čia, o ten išėjimas. Šikšnosparnis. Va uolas. Ir va stalaktitai, stalagmitai, upeliai. Mes be koronos. Ir čia mes turėjom uolą. I see dead people. Gerai, viskas, jau uoloj užstrigom. Padarėm strigenciją. Šviesos nebuvimo. Aš neveiksiu įsivažiavęs. Reikia žmonės, kas išneka. Žmonės prigė. 10 sekundžių sėdėjai. Kas čia darai? Galima būtų visai, va, užsistoja. Gerai. Šilta gerai. Vandenį suvaldyti. Ir parsinešė kišenį. O ko jis toks šlapės? Mano? Miegoja. Jeigu man būtų nebuvo. Bet nieks nematė. Tai jis ėjo paskutinis po mumi. Te-am purtat destul de bine, te-am purtat din deal în vale, ți-am făcut voiele tale, dar cine nu știe ce-i dorul, doarme în pat ca pruncușorul, nu-i cu gândul rătăcit și trăiește liniștit. Du-te, dorule, în lume să nu-ți mai aude nume. Du-te, dorule, nu sta inima nu-mi despica. Du-te, dorule, în lume să nu-ți mai aude nume. Du-te, dorule, nu sta inima nu-mi despica. O jau seniai matosi Kanadai žmonės buvo, jau fotografuoja, filmuoja krioklius. Jau matos tai nebefotografuoja, nes išsikrovė. Ne, dagi turi būti reikia. Jau seniai Kanadai buvai, kad fotografuoji krioklius. Mini, bet matai, net influencina. Aha, oho. Și muzica
vėl per Karpatus, tai dabar jau Rumunijoje. Aha, važiuojam. Buvom net Karpatuose šiandien. Ne tik važiuojam, bet ir pabūnam. Jau čia leidžiamės link Dunojaus. Dunojaus ežeras. Na taip, Dunojaus marios. Netoli be pavažiavę nusileidome nuo Karpatų kalnų ir privažiavome didingąją Dunojaus upę. Ši įspūdinga vieta, kur Dunojus kerta kalnus siauru tarpekliu, vadinasi Geležiniais vartais. Nuo senų senovės ši vieta buvo vartais iš laukinių Azijos stepių rytuose į Europos gilumą. Atvažiavom prie Dunojaus. Dunojus ir čia yra Dacia. Decebalas, va. Dacijų tėvas. Čia gamina Dacijas, va. Dacijas. O šiaip tai Decebalas, tas Dacia ir Dacijų tėvas. Va jis va ant to kalno, va. Dėdė dievas Decebalas. Va. Koksai dėdė. Decebalas. Dacijų tėvas. Oi, koksai rumūnas. Ir čia Dunojus toliau eina. Va. Debesys, lietus. Kas yra Dacia? O, žiūrėk čia, kur kystelis yra. Nusipirkti jei nori. Gali pasirinkti nemokamai viską apie tas. Labai trumpa istorija apie tą Daciją. Va, atvažiavom prie Decebalo galvos. Važiavom. O čia Dunojus va teka. Labai drumzlinas Dunojus. Čia ne Dunojus, tai Dunojus. Nu, ai. Čia kažkoks tai įteka. Kalnai tai debesyse slepiasi. Šefumas dvigubai didesnis negu turėtų dėtis. Kažkaip čia man labai daugus video su mašinos remontais. Kad nieko mes neremontuojam. Nu, dabar žiūrėk, ar tai, o šitas? Tai švarus buvo jisai. Čia vietoj šitas. Oi, Vytautas tam. I fly? Offline. You offline. Stidam biškai. Čia tikrai kaip filmo scenoje buvo tik. Yra čia. Nu ką, penį rėdį dabar čia. Žodžiu, va. Valgoma. O kaip tas virstas? Valgomas irgi. Irgi? Dešrelė. Kušata. Mūsų kelioniai tai taip pat svarbus taškas, nes mes paliekame istorinės Vengrijos karalystės žemes, kur dar skaitosi kaip ir Vidurio Europą, ir įvažiuojame į tikruosius Balkanus, kur paskutinius 600 metų viešpatavo Turkų Osmanų imperija. Bet tai jau kitoje dalyje.